visiems į mūsų adventinį vakarą. Susikaupimo, rimties, dvasinio apsivalymo laikotarpis jau eina į pabaigą. Netrukus mes sulauksime džiaugsmingos šventės. 4 advento laikotarpio žvakės jau dega ir tikiuosi, kad šį vakarą visus mus sušildys. O gruodžio 21-23 dienos skelbia astronominės žiemos pradžią, žiemos saulėgrįžą, kai saulė pasiekia minimalų aukštį zenite. Žiemos saulėgrįža reiškia virsmą į naują būseną, saulės atgimimą, naujo gyvenimo pradžią ir daugelyje kultūrų pasižymi įvairiomis šventėmis ir apeigomis. Žiemos saulėgrįža Lietuvoje nuo seno buvo žinoma kaip Elnio devyniaragio šventė, o šiandieną yra gruodžio 21. Tad visus sveikinu su Elnio devyniaragio švente ir su žiemos saulėgrįža. Baltų mitologijoje devyniaragis elnias tai mėnulis, o 9 jo ragų šakos tai 9 paros nuo priešpilnio iki pilnaties, čia skaičiuojant pagal mėnulio kalendorių. Elnias išbėga per žiemos saulėgrįžą ir sugrįžta per Kalėdas, nešdamas naujai atgimusią saulę ant savo ragų, naują laiko ciklą, o kartu ir džiaugsmą, naują gyvenimą. Ir daug visokių stebuklų tada vyksta. Paklausykime apie tuos stebuklus, kas vyksta dainoje apie Elnę devyniaragį. Varėnos rajone pavyko užrašyti labai įdomios sakmės apie Elnę devyniaragį nuotrupas. Mama vaikams sakydavo: vaikai sako, laukit, žiūrėkit per langus, atbėgs elnias, jis bus labai gražus, baltas, baltas, su labai gražiu vainiku, ir pėdukės elnio bus baltas, ir uodegytės galas baltas. Tai jau sako, skirkit tokį. Ateisit, sako, kai jis krito iš dangaus, tai jam debesis nuplovė uodegą
ir kanopas baltai padažė. Ir kai elnias ateina iš miško, tai tada ir būna kalėdos. Devyniaragis elnias yra dyvų nešėjas. Dyvai mes sakom, kai kažkas tokio neįtikėtino atsitinka. Arba sako, nėra ko dyvintis, ką reiškia nėra ko stebėtis. Dyvinas yra stebuklingas arba dieviškas. O kiek dyvių nutinka Advento kalėdų laikotarpiu? Ir vanduo vynu pavirsta, ir gyvulėliai naktį prašneka, ir sapnai pildosi. Na žinoma, ir elnias atneša saulę ant savo ragų. Sako, kad elnio ragai yra dyvini, stebuklingi. O gal dyvini tai 9? Nieks nesužinos. Na, o kokie dyvai dar nutinka Advento laikotarpiu? Paklausykime sutartinėse. kalendoriuje Adventas buvo mistiškas, ypatingas laikas. Tikėjo, kad labiausiai burtai veikia per Šventą Andriejų ir per kūčias. Bet žmonės burdavo visą Advento laikotarpį, nes labai jau norėdavo sužinoti, koks laukia jų gyvenimas. Kiekvienais metais pasakojam, kokie tie yra Advento laikotarpio burtai. Tai va dabar ir patikrinsiu, ar prisimenat kas nors kokį burtą. Kūčių vakarą. Po staltiese dėdavo šieno ir paskui po vakarienės kūčių visi traukdavo. Ir kieno šiaudas ilgiausias, tas ilgiausiai gyvens. Gerai, kas dar?
Šlojimo klausydavo. Kaip? Šlojimo klausydavo, iš kurios pusės šoloja, iš ten jau lygis atvažiuoja. Teisingai. Tvoras skaičiuodavo, porinis ar neporinis. Taip, tvorą skaičiuodavo. Mesdavo batą į duris. O kaip net būdavo? Mesdavo batą per petį. Jeigu smaigaliu batas į duris, reiškia, tai jau mergina ar vaikinas jau išeis iš namų. Taip. Tvorą skaičiuodavo, malkų glėbę atsineždavo, taip pat skaičiuodavo, ar porinis ar neporinis. Porinis tai jau susiras antrąją pusę, neporinis tai jau teks dar metus laukti. Taip pat dar bėgdavo po kūčių vakarienės į Malkinę, ypatingai merginos, ir griebdavo vieną pliauską. Ir kokią pagriebdavo, iš to spręsdavo, kokį jaunikį gaus. Jeigu pačiupdavo tokį apvalų, tokį dailų, ilgą, tai sakydavo, kad vaikinas bus jau aukštas, dailus, stotingas toks. Jeigu pagriebdavo kažkokią kreivą šleivą, tai ir vyrą tokį gaus. Kreivą šleivą. Dar sakydavo, kad jeigu papuls pliauska tokia šakota su daug atšakėlių, tai reiškia, šeimoje turės labai daug vaikų. Kodėlgi burdavo pagrindė su riešutais, su kūčiukais? Todėl, kad tai buvo nuo jų kūčių stalo. Tiesa, dar po staltiese dėdavo kai kurios moteris ant kiekvieno kampo ir po mėtų šakelę, nes norėjo, kad ramybė vyrautų namuose. Tai kad galit šiais metais pasidėti ant kiekvieno kampo po staltiese ir po mėtos šakelę. Ogi kurdavo, todėl, kad kūčiukai ir riešutai tai vieni iš tų tokių simbolinių patiekalų. Nes riešutas, ypatingai jeigu rasdavo keimerį, o keimeris yra dvilypis toks, tai jau čia toks laimės, toks ženklas geras, kad visi labai jau tos riešutus griebdavo, pakurdavo ir paskui jau kliaudydavo, kad jeigu viduj kas rasdavo keimerį, tai jau būdavo toks laimingas, kad jau nežinodavo kur dėtis. Kūčiukai vėlgi yra mūsų kaip ir apeiginė duona. Apeiginės duonos atgarsis simbolis. Ir mes gal paburkim. Tai jau patys paprasčiausi, bet kartu prie to pačio ir užkrimsit, patys paprasčiausi burtai, tai žinoma yra su kūčiukais. Tai va, Elena panešios, reikia imti saują ir skaičiuoti. Jeigu lyginis, tai reiškia poroje gyvensit. Kas neturi poros, tai ją susirasit. O tie, kas gyvena poroje, tai tie ir toliau gyvens poroje. Turiu riešutų maišelį. Tai vėlgi riešutų vėl imkit saujelę, paskaičiuokit, bet jokių būdų šį vakarą jų nekliaukit. Riešutus parsinešę namo, niekam neatiduokit. Ir kūčių vakarą išsikliaudę ieškokit to keimerio. Tai galbūt būsit laimingi, neapsakę, galbūt bus laimės ženklas jums. Na va, turim dar vieną netekėjusią merginą.
vandeniu, šaukštas metalinis, žvakė ir vaškas. Pirmiausia, į šaukštą, padėtumas nors lėkštutę palaikyti. Taip, dabar čia iš krepšelio reikia paimti vaško. Bet žiūrėkit, galėsit išsidurti arba papasakot. Reikia dėti į šaukštą vaško ir jį tirpdyti. Nedidelis. O dabar taip Turime šitą vašką šaukšte ištirpinti. Ne, labai greitai tirpsta, nes čia yra bičių vaškas, kad ir geras. Su žvakėm ir vašku burdavo įvairiai. Dar vienas toks burdas yra, reiškia, paimdavo vestuvinį žiedą ir per vestuvinį žiedą į vandenį lašindavo, reikia berniukai uždėti gerai dar uždėti. Reiškia, per vestuvinę žiedą reikia lašinti nuo žvakės vašką į dubenėlį su vandeniu. Ir paskui jau žiūrėdavo, išimdavo iš vandens, kai jau vaškas sukietėja, tą figūrą išimdavo ir spėdavo, žiūrėdavo, ką jinai primena. Jeigu primena širdelę, tai aišku, meilė didelė laukia. Jeigu tokių mažų pinigėlių prikrinta tokių lašelių, reiškia bus turtingi metai. O jeigu žiedas kažkoks apvalus, panašu, tai žinoma ištekės. O reiškia, kai šaukšte vaškas ištirpsta, jį tada vėlgi reikia išlieti į vandenį ir tada tą figūrą išimti ir žiūrėti, koks ten vaizdas yra. Jau neužilgo pabaigs. Vaškas baigia ištirpti. Čia gali burti ir vyrai, ir moteris. O dar prisiminiau vieną burtą. Vaikinai taip pat burdavosi. Norėdami sužinoti, kokią žmoną gaus, jie pavalgė kūčių vakarienę, bėgdavo į vištidę ir gaudydavo vištą. Jeigu vaikinas, kuris sugavo vištą ir jinai tylėjo, nieko nesakė, nesispardė, tai reiškia, jis gaus labai ramią, gerą žmoną. O jeigu kitas vaikinas gaudė tą vištą ir jinai ten kudakavo, plaškėsi, tai reiškia, ir žmona tokia reksnė bus. Tai vat vyrai, kurie nevedę, gali pabandyti išsikurti. Vaškas jau ištirpo, dabar pilam greitai į dubenį su vandeniu. Va, man atrodo širdelė. O man labai panašu į lapę. Voverytė. Mes nusprendėm, kad čia labai panašu į voverytę, aš bijau paimti. Oi, iš tos pusės nelabai panašu, bet kaip vandenyje, tai tikrai voverytė, tai reiškia, audrutė suksis, kaip ta voverėlė dirks, bėgs visus metus. Gerai, jeigu darbo yra, tai reiškia viskas gerai. Dar burdavo ir su obuoliu. Turime mes ir obuolių, bet gal jau nebeužsitęsime, tai su tais burdais. Obuolį paėmė merginos vėlgi, stengdavosi kuo ploniau tą želelę ratu. Lūpo, tada paėmė nulupę, metė per kairį petį. Ir tada jau, kai nukrito ta visa želelė, žiūrėdavo, į kokią raidę labiausiai yra panaši ta želė, kai atsigula, kai jau nukrenta ant žemės. Jeigu ten labai panašu į C raidę, tai gal koks Celestinas vyras bus, o jeigu kokia J raidė, tai gal Jonas koks, ar Petras. Žodžiu, šito burtai nepamirškite. Na ką, žmonės dar sakydavo, kad šventas Andriejus strunas nutrauko. Reiškia, nuo
Švento Andriejaus per visą Adventą iki Kalėdų nevalia labai linksmintis, triukšmauti, negerų darbų daryti. Bet kurgi vaikai ten susilaikys? Aišku, traukose žmonės susirinkę darbus dirbdavo. Darbus dirbdami giesmes giedodavo. Dzūkai netgi dainas ir žatelius ratuodavo. O vaikai vėlgi padurti norėdavo. Tai dabar ramtatukus pakviesim. Kągi jie parodys. Vaikų folkloras adventinis nėra labai turtingas, tačiau mes šitą iškrapštėm. Ateikit, drąsiai.
kiškelį nabagėlį, nes Aukštaitijoje žaidė šitą žaidimą. Tai vaikučius kviečiam prisijungti. Vaikai, ateikit. Ateikit, pažaisim žaidimą. Ateikit, stokit į ratą. Nu nebijokit, drąsesni būkit. Na va, šaunuolė, priimkit mergaitę, berniuką. Rugilė bus kiškelis, nabagėlis. Bandysim nepaleisti jos. Ar tai visi dainuojam, kad girdėtų? Kiškeli, nabagėli, kaip tu čia pakliuvai. Kiškeli, nabagėli, kaip tu čia pakliuvai. Geležiniai varteliai, sidabriniai rakteliai. Nei tu čia, niekur neišklysi. Nei tu čia, niekur neišklysi. Išrink dabar kitą kiškelį. Greit. Va, mažiukas kiškelis. Nabagėli, kaip tu čia pakliuvai. Kiškeli, nabagėli, kaip tu čia pakliuvai. Geležiniai varteliai, sidabriniai rakteliai. Nei tu čia, niekur neišklysi. Paleis kitą kiškelį. Va, pasprūko šaunuolė. Na ir dar vieną kiškelį išmetė. Kiškeli, nabagėli, kaip tu čia pakliuvai. Kiškeli, nabagėli, kaip tu čia pakliuvai. Geležiniai varteliai, sidabriniai rakteliai. Nei tu čia, niekur neišklysi. Na, va, kokie vaikai. Dabar liekame stovėti visi ratelyje, nepadėkit. Dar vienas žaidimas. Advento laikotarpio vadinasi voverėlė. Tai jau ta žiuži, tai jau aš tikriausiai dabar pirmą kartą panešiu. Tai jau ne, į ratelį reikia sustoti, nei kiaušinį kokį tais. Rankytės už nugaryčių. Dabar bandysiu kažką paduoti žiužį ir jisai, kai jau katras gauna į rankas, jau paskui dar iš dešinės. Darželininko paliuko, voverėlė darželininko paliuko.
ir norim pasidalinti dar vieną gražią Advento laikotarpio dainą. Todėl jame yra daug apribojimų, draudimų, kurie apriboja ne tik žmogaus veiklą, bet ir jo dvasinį gyvenimą. Bet tuo laikotarpiu nevalia, šiukštu negalima nieko skriausti, nes žmonės tikėjo, kad po mirties žmogaus siela persikelia į gyvūnus, į paukščius, į medžius. Todėl Advento metu ir avių nekirpdavo, nes tikėjo, kad vilna bus šiurkšti ir menkai augs. Taip pat Advento laikotarpiu sustiprėja virusiųjų vėlės, jos pasidaro aktyvesnės. Per Adventą todėl nevalia leistis į ilgas keliones, vakariai dirbti triukšmingų darbų, kad vėlelių neišgąsdinti. Tikėta, kad dirbant vėlai, ypač po 12 valandos, į langą gali pasibelsti piktoji dvasia, į kurią pažiūrėjęs netgi gali mirsti prisišaukti. O vaikai, negalėdamo vakare ilgai žiūrėti pro langą, o kodėl, ką ten galėdavo pamatyti? Jeigu žiūrėdavo kūčių vakarą ilgai pro langą, ką tokio baisaus galėjo pamatyti? Ogi giltinę! Ir tada, oi, kaip gali viskas šiukštu blogai baigtis. Žemaičių moteris per Adventą vengdavo pilti pūkinės pagalves, mat vasarą varnos iškapos žąsiukus, o vanagai juos išnešios. Tačiau labai mėgo plėšyti plunksnas. Taip pat yra daug draudžiamų darbų, kurie yra susiję su sukimo judesiu. Tai negalima verkti, malti girtinomis. Bet labai patartina tinklus megzti. Sakydavo, kad tuo laikotarpiu nunerti tinklai bus laimus, nes susideda iš kryžiukų. Advento vakarais niekas nesidėjo be darbo.
nes tikėjo pasakojimais, kad prie tų, kurių rankos nekruta, tuoj pat velnias gali pristoti. Jei vis dėlto darbelių pritrūkdavo ypatingai vaikams, tai močiutės mokė, kaip galima pirštais megzti. Judindavo pirščiukus, kad tik velnias nepristotų, o kaip judindavo, žinot. Jeigu neturėdavo darbo, tai šitaip megzdavo. Sakydavo, megzti. Nu, vaikai, pamegzkit ir mokėsit. Mokat šitaip megzti pirščiukais? Tai va. Tai vakarais netingėkit, dar advento laikotarpis nesibaigė. Jeigu neturėsit ką veikti, tai va megzkit, kad tas velniukas nepristotų prie jūsų. Na, o bedirbant darbus, žinoma, būdavo giedamos giesmės, o dzūkai, sakau, ir linksmesnių dainų, padainuodavo ratelių, paratuodavo. Tai dabar porą tokių kūrinėlių gal tu tai jums ir atliks. Kadangi vaikučiai prisijungia prie ramdanumo, tai dabar mes suaugusius kviečiam prisijungti prie mūsų. Tarp tik ir vaikučiai gali šokti tą šakelį, kad labai geras, adventinis, gražus šakelis.
šilumos. Ir aš manau, kad mums vis dėlto dažniau reikėtų atsigręžti į mūsų protėvių išmintį, į jų papročius, tradicijas, tada ir laimingesni būsime. Kad ramybė, tikėjimas, meilė ir viltis, kuriuos skleidžia šios advento žvakės, pasieks jūsų širdis ir lydės jūs visus metus. Laimingai.